Vau, chebra, tai, ką mes čia padarėm, yra įspūdinga. Žirkos? Where's Žirkos? Į sceną, kad žinai, būtų daugiau žaidimo scenai pačioj. Vieną dalyką visą laiką svajojau padaryti ir dabar jūs suprasit, ką aš norėsiu padaryti. Metais Gedas kažkada man parašė pranešimą per Messengerį, sako, gal kažką čia reikėtų padaryti. Arsenalas tokia komanda yra. Nu ir esam, kur esam dabar, ar ne? Galim pasiduoti savo, chebra. Čempionų lygos finalas tuo metu susiklostė ne taip, kaip mes norėjom, ne taip, kaip mes tikėjom, taip, kaip mes tikėjomės. Bet iš kitos pusės buvo didelis džiaugsmas ir pasididžiavimas. 107-2 Arsenalo, vadinkime, mylėtojai, gerbėjai, palaikytojai, ne tik iš Lietuvos, iš Europos, iš Čekijos, iš Lenkijos, iš Jungtinės karalystės atvarius į Chebrą ir turėti Lietuvos oficialią bendruomenę mūsų mylimoje Lietuvoje, tokią didelę, tai yra tikrai iš tikrųjų didelis pasididžiavimo jausmas. Džiaugiuosi iš tikrųjų, kad su Gedu turime labai gerą balansą tarpusavyje, bet tas balansas jisai yra atsiradęs dėl to, kad aš esu labai toksai, nepasakyčiau, gal pesimistinis variantas, bet aš labai viską stipriai sveriu prieš kažką darant, o pas Gedą yra viskas kardinaliai kitaip. Jisai užsimanė ir jisai turi iš karto, vadinkime, tai padaryti. Tai gal dėl to mes ir atrandam tą tokį kažkokį balansą, ar ne? Kuris kartais mano sprendimų galbūt ir nepalaiko, bet padaro dėl mano įsitikinimo, kad tai bus gerai. Ir aš noriu labai trumpam pakviesti Mantą ir padovanoti jam šių metų Premier lygos čempiono marškinėlius su žaidėjų parašais. Visų pykčių, apie ką buvo, jie tikrai nepasakosiu, bet jų buvo tikrai ne vienas prieš šitą renginį ir organizuojant jį, bet normalu, turbūt yra normalu. Kiekvienam darniam kolektyve be ginčų tu nepasieksi geriausių ir aukščiausių rezultatų. Tai reiškia daug. Tai, kas įvyko, tas mūsų bendruomenės susitikimas, čempionų lygos finalo žiūrėjimas, nepaisant to, kad ir komanda pralaimėjo finale, aš manau, kad tai, kas buvo po jo, labai gerai ir pasako, kad kartu esame iki galo. Jei kas man būtų pasakę, kad 21 metais mes pasieksime tokį lygį, kur esame šiandieną, aš tikrai nebūčiau ir pats patikėjęs. Augom ir, manau, užaugom. Daug iššūkių buvo organizuojant šitą renginį, daug diskusijų su komanda, daug galbūt ir nesutarimų, daug dvejonių buvo dėl muzikinės dalies, bet dabar jau praėjus laikui galiu pasakyti, kad sprendimą padarėme gerą, patikėjo mūsų renginį apsilankyti Marijai. Čia buvo geriausias mūsų padarytas sprendimas. Jau vien pasako tai, kad Marija pati pasisiūlė išmokti Arsenalo himną, kas, manau, kiekvienam Arsenalo fanui labai daug ką reiškia. Norėčiau labai visiems padėkoti, kurie atėjo į tą renginį. Labai noriu padėkoti ir pasakyti didžiulį ačiū komandai, žmonėms, savanoriams, kurie prisidėjo prie šito renginio organizavimo, pasiruošimo. Ačiū Jums visiems.